Pastaruoju metu aš labai domiuosi senuoju lietuvių tikėjimu, apie kurį mes praktiškai nieko nežinome, nes prieš 600 metų, kai tuometinė Lietuvos valdžia pasikrikštijo, senoji, tikroji mūsų prigimtinė kultūra, susijusi su žeme, iš niekur net nešta, patyrė kone genocidą. Ji buvo metodiškai naikinama, buvo naikinamos šventos vietos, naikinamos žinios perduodamos iš lūpų į lūpas, o jei kas būdavo užrašoma, tai tik ant medžių, kurie dėja neišliko. Kai sakai pagonis, jau aš tiesą sakant nebegalvoju apie to žodžio reikšmės. Jisai man reiškia tiesiog iki krikščioniškos kultūros išpažintoje ir viskas. Tai yra arba pagonybė man yra tai Dievo pažinimas per jo kūrinius, kurie yra gamta. Tačiau ir iš tiesų iki šiol mes esame pagonis, apie tai ir kalbėsimės su Andriu Mamontovu laidoje Gyvenu čia. Sekite INIT televizijos programą.